yra laiko sąnaudos. Nes vis tiek mūsų žmonės vis darosi vis labiau užimti, neturintys laiko, o čia atnešė po dienos, po 2, galų gale po 3 dienų gali pasiimti savo rūbus ir iš karto nešioti. Skalbimą rankomis jau ko gero užmiršome. Dabar to imamės norėdami greitai išskalbti vaikišką rūbelį ar kuomet sugenda skalbimo mašina. Pastaraisiais metais beveik kiekviename dideliame prekybos centre rasite skalbimo paslaugas siūlančias įmones. Vakarų Europoje jų dar daugiau, kadangi sutaupytas laikas kur kas brangesnis nei išlaidos. Tai tendencijos iš esmės yra tokios, kad poreikis tai paslaugų tik didės. Visi suprantam, kad žmonės tampa užimti. Skirti laiko namų priežiūrai, namų apyvokos gaminių priežiūrai yra pakankamai sudėtinga. Žmonės linkę skirti laiką savo laisvalaikiu, šeimai, vaikams ir panašiai. Tai be jokios abejonės mes kaip paslaugų įmonės ateinam į pagalbą, tai yra taupom jų laiką ir tuo pačiu suteikiam kokybišką paslaugą. Aš tikiuosi, kad Lietuvoje ateityje žmonės, kaip ir visoje Europoje, daugiau pasitikės skalbyklomis, cheminio valymo valyklomis. Valymo paslaugas teikiančios įmonės džiaugiasi didėjančią apyvartą. Lietuviai vis dažniau rūbų priežiūrą patiki profesionalams, o ir kokybiškai kai kurių gaminių namie mes neišsivalysime. Vis dėlto nuogąstaujama, kad valymo paslaugų sektoriaus plėtra dėl darbuotojų trūkumo jau artimiausiu metu sustos. Pagrindinis dalykas, planuojant įmonės plėtrą, pats svarbiausias dalykas yra atsižvelgti į darbo jėgos pasiūlą ir galiu vienareikšmiškai pasakyti, kad daugelį įmonių plėtros procesus sustabdo tai, kad tiesiog neranda specialistų reikalingų atlikti darbą ir įgyvendinti projektą. Pačios tekstilinės medžiagos, jos keičiasi, jos būna kombinuotos, todėl tas profesionalus skalbimas arba cheminis valymas tikrai bus aktualus ir bus tikrai reikalingas. Šiais laikais labai mėgsta ir jaunimas, ir mūsų amžiaus žmonės trikotažinės medžiagas, vilna, medvilnė. Iš tokių drabužių jau taip paprastai tos dėmės neišsivalo, panaudojame tam tikras cheminės medžiagas, kad atstatyti tą buvusią prekinę išvaizdą. Ne visi rūbai skalbiami buitinėse skalbimo mašinose, tai va, šita priežastis, man atrodo, irgi labai tokia bus aktuali ateityje. Ir čia į pagalbą, be jokios abejonės, ateina profesinio rengimo centrai ir tikimės, kad tai prisidės prie lengvesnių paieškų, įdarbinant mums reikalingus specialistus. O specialistų poreikis tikrai yra, kalbu asmeniškai apie, sakykime, savo įmonę, bet kiek teko bendrauti su kolegomis, be jokios abejonės, tas poreikis tikrai yra visur, ne tik Kauno mieste, Vilniuje, Klaipėdoje ir panašiai. Sektorinio mokymo centre Modus praktinės žinias gilina 10 būsimųjų tekstilės gaminių priežiūros specialistų. Išmokę dirbti su naujausia įranga, jie praktiką atlieka ir įmonėse. Prisidėjom prie programos rengimo, kadangi esam praktikai, tai ruošiant šią programą buvo svarbios ne tik teorinės žinios ir kažkokia teorinė medžiaga, bet be jokios abejonės ir praktinės žinios. Tai aš manau, kad tas bendradarbiavimas pirminėje stadijoje tikrai pavyko, abipusiai buvo naudingas. O kalbant apie tolimesnį bendradarbiavimą, be jokios abejonės, darbuotojai įgyja kažkokias tai teorinės ir pradinės praktinės žinias, be jokios abejonės turi galimybę ateiti pas mus, atlikti praktiką ir su perspektyva įsidarbinti. Tai aš manau, kad programos esmė ir buvo, tai yra paruošti specialistus, kurie būtų tinkami darbo rinkai. Pasirinkau šią specialybę todėl, kad pati esu baigusi siuvėjo specialybę ir šita specialybė labai artima mano specialybei ir norėjosi, kad pritaikyti savo žinias ir toliau. Pas mus yra naudojama pati naujausia Europoje sukurta chemija, tai yra cheminės medžiagos, taip vadinamas Salvon K4 sistema, kuri yra neagresyvi aplinkai žmogui. Jinai nekenkia žemei, gruntiniams vandenims, jos nėra reikalavimų specifinių ją sandėliuoti, transportuoti. Siekiant būti konkurencingais, kiekvienos iš tokio tipo paslaugas teikiančių įmonių tikslas yra turėti naujausias technologijas, be jokios abejonės. Džiaugiuosi, kad čia esantys įrengimai tikrai atitinka rinkos tendencijas ir rinkos naujoves, bet
žmogus įgyjęs kompetencijas tokio pobūdžio rengimo centruose, be jokios abejonės neturės jokių problemų dirbant galbūt su šiek tiek senesniais įrengimais. Mūsų centre rengiama tekstilės gaminių priežiūros darbuotojų mokymo programa ir duoda tas galimybės pagal šiuolaikinės technologijas su pačia naujausia įranga išmokti, kaip skalbti, kaip atlikti šlapę, sausą cheminį valymą, kaip išlyginti, kaip išgarinti gaminius. O žinoma, svarbiausia, kaip kokybiškai panaikinti tuos kartais net ir labai užsisenėjusius nešvarumus. Gana įdomu, nes tos naujos technologijos suteikia ir pačiai naujų tų žinių, kaip galima tą gaminį išvalyti naujai, prikelti jį naujam gyvenimui, tokį, koks jis buvo pačioj pradžioje. Tendencijos yra tokios, kad procesai yra automatizuojami, tai be jokios abejonės reikalingi specialistai, kurie išmanytų darbą su automatizuotais įrengimais. Tai nėra kažkokios tai ypatingai gilios žinios ir ypatingai aukšta kvalifikacija, bet be jokios abejonės tai turėtų būti atsižvelgta. Vėlgi, kalbant apie įmonės, apie jų dydį, kiekviena įmonė turi savo darbo specifiką, yra mažos įmonės orientuotos į privatų klientą, kitaip tariant, į fizinį klientą, yra įmonės, kurios orientuojasi į verslo klientus, į didžiulius subjektus kaip ligoninės ir panašiai. Tai ir darbo specifika, ir darbo surengimai skiriasi. Tai vat, reikėtų galbūt šiek tiek pažvelgti plačiau į tai, kokia yra ta paslauga, koks yra poreikis. Mokantis profesijos svarbios ir teorinės žinios. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro tekstilės gaminių priežiūros programoje per kelerius metus išmokstama darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos saugos, higienos, tekstilės medžiagotyros, skalbimo, valymo, gaminių taisymo technologijų, priemonių naudojimo, paslaugos teikimo ir kainodaros bei kitų dalykų. Įdomiausia tai kaip atpažinti tą dėmę, kas tai per dėmė ir kokiomis medžiagomis galima ją pašalinti iš audinio. Kiekvienas mokinys išmoksta nuo pat pradžios to gaminio kelionės, nuo pačio priėmimo, kaip gaminį reikia priimti, kaip įforminti užsakymo lapą, kaip dirbti su kasos aparatu, kaip kultūringai aptarnauti klientą. Ir žinoma, toliau eina visa seka. Pirminis dėmių apdorojimas, pirminių kažkokių tai tokių operacijų atlikimas, kaip reikia apsaugoti, pavyzdžiui, nuo mechaninio pažeidimo, kada gaminys skalbiamas arba cheminio valymo mašinoje jisai reiškia apdorojamas, nuo mechaninio pažeidimo sagas, furnitūrą, kokia yra seka technologinė to gaminio, kaip reikia parinkti atitinkamas programas cheminio valymo, kokios programos taikomos skirtingiems tekstilės gaminiams, skalbimo programos kokios yra, koks cheminių medžiagų dozavimas. Ir žinoma, pagrindinis baras tai yra jau apdailos baras, kada gaminys arba po skalbimo, arba po cheminio valymo išdžiovintas, lyginamas, garinamas ir žinoma jau patenka į gaminio išdavimo fazę. Po mokslų įgyję tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo kvalifikaciją absolventai gali dirbti įvairiose cheminio valymo, skalbimo, perdažymo, tekstilės gaminių taisymo paslaugas teikiančiose įmonėse. Labai būtų džiugu, kad jaunimas susidomėtų šitokią specialybę, nes nėra lengvas darbas. Bet jaunam žmogui tai irgi yra perspektyva ateityje turėti darbą, galų gale tai gali net ir ateityje susikurti savo verslą. Dėkoju už kokybišką išvalymą. Geros dienos. Geros dienos, viso gero.